Žygiuojam šiandieną link Vieną du Kostelų, apie 22 km. Šiandien trumpesnė diena. Mes per paskutinės 2 dienas labai persistengėm. Eisim rytinės kavos, bet jau eilė piligrimų. Arnai. Praėjom kelius šimtus metrų ir pradėjai stipriai lyti. Reikia slėptis lietos. Penkias minutės palaukiam, nustojo lyt, tai judam į priekį. Pėdinsim toliau šituo taku Litoral Norte. Esam tenai, tame rate ir einam šiaurę. Rodo, kad reikia eiti link vandens, bet abejoju, kad yra takas tenai. Reikės kelius šimtus metrų per akmenis praeiti. Norėčiau į vandenyną mes pabandyti varlytis padaryti, bet labai toli vanduo, tai mes tiesiog į smėlį. Žvejų tinklas. Bangom užeina lietus, šaltas. Even the farmers are standing underneath their umbrellas. Yeah, that's just that bad. Nusprendėm pereiti iš Litoral tako į Kostal, kuris yra nelabai toli. Tai bandysim pirm sustoti Mar miestelyje, į kavinę atsigert kavos, sušilt ir tada jau žygiuosim Kostal keliu. Bandysim kavos atsigert. Gavom štampą. Kafe Maranhau kažkoks Mar miestelyje. Čia iš kavinės ir dangus mėlynas išlindo. Doing better now? That was miserable. Yeah, we had, I think it was 1.5 hours of miserability. And that's the word. Rain, sideways rain. Yeah. And cold. Well, hopefully that other trail, the coastal trail. Central Trail. No, it's a coastal trail actually. This one is Litoral that we were doing. Now we're heading to coastal. Then Central Trail is much further up. Oh, I see. Išlindo visiškai saulė. Woohoo! Wow. It makes so much difference to have sun. Atėjom link Kostal kelio pagaliau. Froggy. Looky. Bandysim gauti štampą iš bažnyčios. What day is today? 15th? 16, it's the same as this. 16. 16, 4, 5. Sana, wave, wave. Ragausim kažkokius keistus vaisius. Oh, it's weird. It's like a plum and mango at the same time.
Zena kojas tampo. It's just a part of a hike. Esam dabar čia ir kažkokį tai būdų pereisim į kitą pusę upės. Ten, kur randasi tas miestas, kuriame planuojame apsistoti vieną tų kastėlų. Alright, to the left. Safe to do not walk by roads when you have a traffic user. Ruoš, tiesiog sako, kad reikia eiti tik taip pažymėti keliu, nes yra didelių mašinų, kurios gali nutrenkti. Girdisi, kaip ošia upė, tai kažkur jau netoli upės esame. Expecting a trail. Like a hiking trail? Yeah, I was not expecting a hiking trail either. I thought it's just gonna be on a pavement all the time. Tešlynas. Čia eukaliptų medis. Šeris. From South Africa. Yeah. Čia eisim, nueisim į Literal, o čia jeigu eisim į Kostal toliau taku. Ir mums reikia dasigauti iki čia. O esam kažkur. Yeah, we're here somewhere already. Oh, we're here. Nesitikėjom, kad reikės kopti kalnus šiandieną. Čia galim utik pasiimti, bet aišku, mes neimsim dar utik. Dar žygiuojam toliau. Mūsų laukia žygis per kalną, tai prieš pradedant žygiuoti nueisim iki kavinės kažkur čia nusukus į kairę pavalgyti ir tada vėl grįšime į pagrindinį kelią. Tikras būdas, ne iš šaldiklio. Aš gavau sumuštinį su sūriu, pomidorais, o Zena vištienos hamburgerį, kuris atrodo žiauriai gerai. Kiaurai nusimatė tenančiam dienam. Taip pasaulėt šiandieną. Kol valgiam pradėjo lietus vėl lyti. Reikia man vėl dabar grįžti tą kalną ir po to lipsim dar į aukštesnį kalną. Vámonos, baby, vente, vámonos. Vine solo al para. Sekantis taškas čia. Ir po to kelias eis į šiaurę.
iki pat Santiago. Jau galvojom, kad per asfaltą eisim, bet pasirodo šitoks kelias laukia mūsų. Are you excited? Nope, me nada. Hey, vámonos, baby, vente, vámonos. Haz amigos porque no le gusta el patrón. Hey, vámonos del party porque aquí no fuman mari. Yo prendo 2 churritos y me... There's some box for coins here and there's a sign here. It says, hello, welcome Villa Castello Duo Neiva. I live in this beautiful village like you. I'm also a pilgrim. Behind this pine tree are some handmade pieces made by me. Is there any handmade pieces? Yeah, there's a bracelet. Oh. Did she say how much? No, it doesn't say anything. Should we get one? Sure. With Mary? The Mary, yeah, sure. Let's get it. Sacan vale madre. Si quieres de probar, yo te doy un poco, mami. Fumando un poco mata y nos andan no Ferrari. It says here that we are on 187 kilometer. Oh, there's no way. Yeah, it's left. This much left. A lot to hike. Here, and you can go there. Where do you want to go? I don't know. Should we stick here? So it's better marked. Let's go here. Ella inocente pero mi cama chinari. Me dice apúrate baby, I just wanna body. Hey, vámonos baby, vente, vámonos. It's like a self-service stand. Čia galim pačiam suprekint. Is there warm coffee? Kokių gėrimų? Vaistai, kavos, sulčių, bandelių. Should we get something? It's warm. Šiltos kavos yra. Stampą galim net gauti. Čia natūralus granitinis takas. Žmonių nesudėtas. Suoliukai ir vanduo. Ir bažnyčia. Yeah, it's really beautiful. Not the car, but the church. 16:08. Dar liko apie 8, gal net 30 km iki Viena-2 Kastelų. Bet jau pavargome. Daugiau nei per paskutinį dieną arba. Čia galim laiptais užlipti virš. Bet mes nelipsim. Artėjam prie Čafė. Radom kažkokį bergą už 1,8 km. Dar pusę valandos ėjimo kažkur liko. Dar liko apie 700 metrų iki bergo. Žiauriai sunkus paskutiniai kilometrai. Bet jau tuoj pusė nakvynė. Tikėkimės, jeigu yra kambarių laisvų. Šitas arčiau bandysime iki jo daeiti. Perėjom albergą, bandysim laimę. Hola. Hola. I think this hostel is exceptional Yeah, exactly. from what we get in the next few days.